Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje sudėtingomis mokslo temomis kalbame paprastai ir visiems suprantamai. Prie mikrofono Darius Matas. Tikime, kad įsamus pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galvą ir gal net privers pakeisti nuomonę ar bent suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Naujausiame Mokslas be pamokslų epizode kalbame apie tai, kiek kosmoso yra mūsų kasdienime gyvenime, kokias su kosmosu susijusias technologijas naudojame kasdien. Apie tai pokalbis su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docente Nora Šlekienė. Labadiena. Labadiena. Manau kalbėti apie dalykus, kurie yra labai toli, dėl to, kad jie yra aišku ir įdomus. Tai kosmosas tikrai žmonės dažnu atveju masina, kelia daugybę klausimų, į keletą jų, tikiuosi, pavyks ir šiandien rasti atsakymų. Kaip kosmosas, ši tema jūsų atsirado gyvenime? Kosmosas atsirado mano gyvenime prieš kokius 7 metus, taip daugmaž. Viskas prasidėjo gana netikėtai, kai Lietuvos mokslo agentūra paskelbė konkursą būtent stažuoti į Europos kosmoso agentūrą. Tai Europos kosmoso agentūra, galbūt ne kiekvienas žino, bet iš esmės tai yra būtent europiškoji NASA. Tai būtent kas vyksta susijęs su kosmoso tyrimais, astronautais ir kitom misijom iš Europos pusės, tai viskas vyksta būtent Europos kosmoso agentūrai. Tai savotiškai yra toksai kaip ir centras, kuriame susibūrė įvairiausias valstybės Europos ir jos kartu dirba ties tuo vienu tikslu, būtent vystyti mokslą, technologijas toj organizacijai. Tai ir man teko garbė metus laiko laimėjus stažuotę būti viena iš pirmųjų lietuvių, kuri stažavosi toj organizacijai. Tuo metu 2 lietuviai, tai esu aš ir Marius Klimavičius, išvažiavo į Europos kosmoso agentūrą plačiau pažinti, kas tai yra. Koks tai buvo jausmas ir apskritai būti pirmąja iš Lietuvos? Tai tikrai buvo labai įdomu ir tikrai labai didelė garbė ir pažintis tiek man asmeniškai buvo labai įdomu susidurti su tokia organizacija, tarptautinė organizacija, kurioje, kaip aš pastebėjau, ne tik, kad iš visos Europos susirinkę šviesuoliai, mokslininkai ir kitokie, bet ir net iš viso pasaulio. Nes toje organizacijai dirba tiesioginiai darbuotojai, bet jie taip pat turi tokius vadinamus kontraktorius. Kokiu būdu jie gali prisitraukti žmonės iš įvairaus pasaulio, tai ir iš Japonijos, iš tos pačios Rusijos ar Australijos, nesvarbu iš bet kur. Tai realiai viso pasaulio žmonės. Dirba ir savotiškai gyvena to kosmoso, alsuoja. Ir nėra vien tik tas kosmosas, kurį mes įsivaizduojam, bet aš asmeniškai buvau tokiam technologiniam centre, kuris yra Olandijoje, Nordwijk miestelyje. Ir tas technologinis centras, jisai daro realiai viską, kas susijęs su bet kokiais išradimais, robotika, kažkokiais cheminiais bandymais, tuo pačiu satelitų parengimu, paruošimu, tų pačių eksperimentų, suplanavimu, įdėjimą į tuos pačius satelitus. Taip pat bet kokia technologija, kuri galbūt bus naudojama ir tarptautiniai kosminiai stoty, tai ten yra toks kaip ir mokslinis didžiulis centras, o jeigu taip plačiau paėmus, netgi ištisas miestelis. Europos kosmoso agentūra, jeigu mes praeinam pro jos vartus, iš esmės mes patenkam į atskirą tokį pasaulį, kuriame mes rasime viską, kas mums yra ir kiekvienai dienai pažįstama. Tai yra kelios kavinės, yra sporto klubas, yra golfo laukai, yra kelios atskiros zonos parkavimo mašinoms ir aišku dviračiams, nes tai yra Olandija. Kas be ko. Yra atskiros zonos, sekcijos. Tai toks savotiškas miestelis, kuriame, manau, kad ten, kiek girdėjau, kad netgi yra ir tam tikri pastatai, kuriuose ir priema karts nuo karto ir gyventi, tai kai kurie netgi iš tikrųjų, man atrodo, ten gali neiškelti kojos iš to miestelio. Taip. O jūsų ten pagrindinis darbas buvo ar tyrimai, sritis, kurioje veikėt? Aš konkrečiai turėjau projektą, laimėjau stažuotę, tai aš mano projektas buvo susijęs su Ramono spektroskopijai skirtų lustų, kurie sustiprina šitos metodikos signalą kūrimui. Buvo projektas sukurti įvairiausio tipo tos lustus, pažiūrėti, kurie geriau veikia, kurie stipriau signalą stiprina, didina kiek kartų. Kodėl tai yra svarbu? Nes kosmose
net labai mažas kiekis dalelių, užterštumui ar dar kažkas gali turėt įtakos tiek patiem eksperimentam, tiek patiem, galbūt tom pačiom saulės baterijom, kurios yra, beprotiškai svarbios kosmose, nes nuo jų priklauso visa energetika, ane, maitinasi. Tai vat būtent tai ir buvo ta metodika sukurti, kad užfiksuoti kiek įmanomai mažesnius įvairių taršalų kiekius, tiek žmogaus galbūt biotaršalų, kurie galbūt skleidžia nuo astronautų gali atsirasti, taip, tiek galbūt iš aplinkos ateinančių teršalų. Paminėjote vieną dalyką, ką tikrai mes čia tikrai savo kasdienybėje matome dažnai, bet ir labai svarbu ir naudojama kosmose, tai yra saulės elementai. Bet aš tikiu, kad tų technologijų, kurios yra kuriamos tai pačiai galbūt tarptautiniai kosminiai stočiai arba tiesiog kosmoso srityje, mes jų tikrai savo kasdienybėje galime ir daugiau rasti. Kiek iš tiesų to kosmoso aplink mus čia? Tikrai iš tiesų yra labai daug. Ir labai daug dalykų mes net neįvertinom. Va mūsų telefonuose, va norim atvykti į Lietuvos radiją ir televiziją. Galbūt aš nežinau, kur tai yra. Įsivedu savo telefone arba pavadinimą, arba adresą tiesiog kažkokį ir mane nuveda. Tai yra ta GPS vadinamas. Tai GPS viskas yra priklausoma pas mus nuo satelitų, kurie vat yra paleisti vairių programų pagalba, kurie mums nurodo kelią. Tai čia turbūt vienas paprasčiausių variantų. Turbūt ne taip seniai žmonės labai dažnai turėdavo ir satelitinę televiziją, kur matydamose balkonuose tos lėkštės, tokias mini lėkštės įsikeldavo. Tai irgi būdavo ryšys tiesioginis su kosmoso satelitais ir žiūrėdavomės tą televiziją. Kai kurie iki šiol dar taip naudoja. Yra svarbus ir telekomunikacijos ryšiai. Aišku, dabar mes turim ir požeminių kabelių, kur galbūt greitesni ir patogesni, bet reiktų nepamiršti, kad pasaulis yra labai didelis ir labai platus ir yra labai daug nuošalių vietų, kur be satelitinės interneto galimybės mes, arba telefoninio ryšio, mes jokio kito varianto nebeturim. Tik tai esam priklausomi nuo kosmoso technologijų, taip, ir netgi kai kuriuose toliau nutolusiose vietose, tai svarbu ne tik tai kaip bendravimui, komunikacijai, bet ir tai pačiai telemedicinai, kur galbūt yra vienintelė būdas, kaip išgelbėti galbūt žmonių gyvybės. Dar mes to kosmoso turim iš tikrųjų labai įvairių pavydalų, tai pačiai medicinoje. Jeigu mes paminėtume tokią technologiją kaip kompiuterinė rezonanso tomografija, tai magnetinė rezonanso tomografija. Tai jinai iš tikrųjų ta technologija buvo sukurta būtent kosmoso reikmėm, kad būtų gaunamas geresnis įvaizdinimas, mes turėtume platesnį suvokimą, kas tai yra ir kaip veikia. Ir paskui jinai buvo pritaikyta medicinai, būtent įvairių ligų diagnozavimui. Ir dabar šiai dienai turbūt neįsivaizduojame modernios ligoninės be šitos technologijos ar netgi kokios nors didesnės poliklinikos, kas yra vėlgi šiai dienai tai jau yra normalus dalykas, o jis atėjęs būtent dėka tų technologijų, kurios buvo pirmas sukurta kosmoso. Taip pat infraredo spinduliai. Turbūt COVID laikais mes prie kiekvienų durų gaudavom termometrą su infraredo spinduliais, kad pamatuoti temperatūrą. Tai yra visiškai paprasta šiai dienai technologija, o kadaise jinai irgi buvo sukurta būtent kosmoso tyrimams, suvokti irgi daugiau mūsų aplinką ir tuos pačius paviršius. Tai vėlgi infraredas, jisai buvo pirmiausia sukurtas kosminiam pritaikymui. O kaip iš tiesų tuomet viskas vyksta? Ar kiekvieną kartą kuriant kosmosui reikalingą technologiją, tuo pačiu yra galvojama, kaip ją dar kitur panaudoti? Ar tiesiog jau taip susiklosto, kad vieni sukūrė technologiją vienom reikmėm, atėjo kiti tyrėjai ir sako, žiūrėkit, mes galime šitą technologiją pritaikyti ir dar kitaip? Aš manau, kad būna visaip, žinokit. Būna tikrai, kadangi tai yra tas mokslas ir tyrimai yra labai organiškas dalykas ir tu kartais gali turėti idėją fiks ir va čia tikrai veiks ir darys taip ir taip, o iš tikrųjų tu patikrini tą savo teoriją ir supranti, kad būtent toj srity, kurioje tu galvoji, kad bus naudinga, nieko gero. Bet užtat pasižiūri, kad atsiranda kažkokių pašalinių galbūt dalykų, kurių tu anksčiau neapgalvojai, nepastebėjai ir tas pritaikymas jisai gali atsirasti kitoj vietoje arba gal netgi prasiplėsti. Tai aš manau būna visaip, žinokit. Yra labai daug technologijų, kurios buvo sukurtos Žemėje arba jeigu toje pačioje medicinoje, pat kažkokių vaistų, bet patobulintos būtent kosmose
nes kosmose mes turim kitokią aplinką ir ta aplinka įtakoja tai, kad mes galim pastebėti naujų dalykų. Tai jeigu imtume medicinos pavyzdį, tai yra, pavyzdžiui, vaistai, kurie linkę kristalizuotis. Tarptautiniai kosmoso stoty visi žinom, kad ten kosmonautai skraido. Kodėl jie skraido? Ten todėl, kad mikrogravitacinė aplinka, taip? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta aplinka praktiškai neturi įtakos, kaip pas mus Žemėje, kad turi konkrečią kažkokią kryptį, kurioje, pavyzdžiui, kristalai mėgsta augti, ne, į kurią. Ten jie neturi. Ir toj aplinkoje jie gali augti tolygiai, tvarkingai, neveikdami jokių kitokių praktiškai jėgų, kurios mus veikia Žemėje. Ir tokie dalykai padėjo irgi pastebėti, kad kuriant, tobulinant vaistus, kad tam tikro tipo kristalai yra pasižymi geresnėmis savybėmis, lyginant su tai, kaip, pavyzdžiui, natūraliai būna Žemėje. Ne? Taip patys, jeigu paimtume iš vaistų bifosfonatai. Bifosfonatai tai yra preparatai, kurie gydo kaulų retėjimo problemas. Kodėl vėlgi tai labai susijęs su kosmosu? Nes kosmose dėl tos pačios mikrogravitacijos yra pastebėta, kad astronautai netenka beveik 1% kaulų per mėnesį. Tai yra labai daug, jeigu nieko nedarant. Todėl yra taikomis terapijos, taikomos jiems labai svarbus sporto režimas, kad jie kiek įmanoma mažiau tai patirtų. Ir tie bifosfonatai, nors jie ir buvo sukurti tie preparatai Žemėje, bet juos labai intensyviai dėl šios priežasties galėjo tirti ir kosmose. Ir būtent ta kaulų retėjimo problemas tas sprendimas buvo tiek ir pritaikęs tiek kosmose, kosmonautam, nes jie taip pat yra dėl mikrogravitacijos aplinkos. Ir tiek paskui mes visas tas žemės persimam Žemėje, žmonėms, kurie yra vyresnio amžiaus, jie jau turi tą problemą ir jie jau gali irgi naudoti žiniomis, kurios gavom iš kosmonautų. Tai žodžiu, mūsų seneliai, kai kurie vartoja tuos pačius vaistus, kaip ir kosmonautai. Taip, iš esmės taip, jo. Mūsų seneliai gali pasijusti iš dalies kažkiek kosmonautais. Iš tiesų, apie sveikatą kalbant pačių kosmoso darbuotojų, tai daugybę vaistų tenka tuomet įvairių vartoti, ar tai vienintelis tik tai kaulų retėjimą turintis štai toks momentas? Jų sveikata yra stebima nuolat ir jeigu dar, jeigu žiūrint, kas vėlgi yra pritaikoma, tai visi tie duomenų tokie matavimo daikčiukai, reagentukai, kurie buvo labai smulkus ir kiek įmanoma mažesni, kad astronautam, kad jie matuotų širdies dūžį, jų kvėpavimą ir panašiai. Kas liečia, pavyzdžiui, su širdies darbu, visas ta technologija vėlgi yra perėjusi pas mus į Žemę, taip sakant, kad kai yra žmonės turi širdies sutrikimų, jiems yra uždedamas toks aparačiukas ir stebima jų veikla, ta širdies veikla, ten kiek reikia, parą, 3 dienas ar savaitę, priklausomai nuo tos situacijos konkrečios. Tai visas tas aparačiukas vėlgi jis yra atėjęs iš tarptautinės kosmoso srities, nes ten irgi yra pastoviai stebima tų darbuotojų kosmoso agentūros sveikata ir jų rodikliai. Tai kokių jiems vaistų reikia naudoti, vartoti, tai vėlgi priklausoma, aišku, nuo jų pačių, nes kiekvienas žmogus yra individualus ir jis turi savo tam tikras galbūt būkles. Šiaip, kad tokių pastoviai, tai turbūt gal nėra labai daug, bet yra tokios būklės, kurias jau reikia turėti omeny, kaip, pavyzdžiui, mikrogravitacija ir mikrogravitacijos aplinkoje mes turim kaulų retėjimą. Tam yra skiriama ne vien tik vaistai. Tam, kaip ir minėjau, yra mityba, yra sportas, kažkoks judėjimo režimas, yra daug galimybių, kaip tai yra sustiprinti ir tai yra protinga, kad yra skiriamas kompleksinis toks būdas pagerinti. Lygiai taip pat kaip ir Žemėje, nes negalim pasikliauti vien piliulėmis, taip, mums reikia ir žiūrėti, ką mes valgome, kaip mes elgiamės ir kaip sportuojam. Tai tarptautinėje kosminėje stotyje maistas irgi yra labai svarbus ir bet koks jis ten tikrai neatkeliauja. Tikrai taip. Tai maistas yra subalansuotas, labai svarbu, kad jisai būtų visos reikiamos medžiagos organizmui ir kaip žinia, tas maistas yra, kaip mes vadinam, kosminiu maistu, ne, jisai dažniausiai būna liofilizuotas, tai dažniausiai kokių miltelių pavidalu ir kosmonautai jie prieš
ruošdamiesi savo pietums tiesiog užsipila vandeniu ir tokiu būdu jau gauna šviežią paruoštą maistą. Beje, yra ir lietuvių startuolis, kuris irgi turi ambiciją gaminamus savo produktus tiekti kada nors kosmonautams arba dirbančiom organizacijom. Kalbant apie tai, kaip tos technologijos atkeliauja iki mūsų, gal šiuo metu irgi domitės ir matote, yra kažkokių technologijų, kurios kaip tik yra tam virsme. Tarp pas mus nėra pritaikytos čia žemėje, bet tai yra, pavyzdžiui, metų klausimas. Žinau, kad pavasarį lygtais grįžo iš kosmoso agentūros daugkartinio naudojimo raketa, dabar egzistuoja tokie dalykai, kurie, jų ten tas pradinė ta pirmoji bazė, jinai nėra daugkartinio, nes iškelia ir paskui, bet ta jau viršutinė, jinai gali būti daugkartinė naudojama. Tai jinai nukeliauja kosminės stotį, pavyzdžiui, ten galima atlikti jų ten kažkokius tyrimus, kad ten nuneša kažkokias medžiagas, dar kažkas, ir tada jie gali vėl pragrąžinti. Ir tai jau sėkmingai yra įvykdyta. Tai tokiu būdu mes, aišku, ir mažinam ir teršalų kiekį, ir kas yra labai svarbu, kuo toliau mūsų planetai. Tai pavasarį grįžo su tyrimais ritonavir, toksai preparatas, kuris irgi buvo tirtas kosminėje aplinkoje, mikrogravitacinėje aplinkoje, dėl savo irgi galimybės sudaryti kristalus. Tai ritonavir yra priešvirusinis preparatas, kuris gal buvo pats pirmasis preparatas veiksmingas gydant nuo AIDS. Bet kai buvo pastebėta, kad kadangi jis turi kelias formas ir po kurio laiko buvo išimtas iš rinkos vien dėl to, kad jo formos kisdavo, pereidavo iš vienos į kitą ir ta jau, į kurią jis pereidavo, turėjo daug pašalinių toksinių poveikių. Ir būtent kosmose buvo pastebėta, kad susiformuoja stabili forma, kuri nebekinta ir nepereina į tą jau toksinę, ir tai jau galbūt irgi būtų kaip ir galimybė tą preparatą naudoti plačiau, nes tai jis nėra vien nuo AIDS, jisai, kaip buvo pastebėta, net ir to pačio COVID gydymui buvo taikomas, ir tai galėtų būti ganėtinai universalus preparatas prieš virusinių ligų gydymui. Tai džiugina du dalykai. Vienas, kad mes turim tokį panaudojimą būtent siuntinių, tokio iš kosmoso ir iš kosmoso, tos technologijų. Ir kitas dalykas, kad galbūt iš to kosmoso turėsim kažkokius preparatus, kurie tikrai pasižymės išskirtinėmis savybėmis, ko mes negalim pasiekti Žemėje. O kodėl taip svarbu ta mikrogravitacinė aplinka kosmose vaistų tyrimams? Kas kitaip veikia ten, ko, pavyzdžiui, negalima čia galbūt Žemėje laboratorijose išmėginti? Tai ir kaip ir minėjau, tai būtent yra daugiau susiję su pačia aplinka, kuri neturi tos jėgos, tos sunkiai jėgos, negalim pasakyti, kur mus prispaudžia prie Žemės, ir lemia kažkokią kryptį, kurią jeigu mes krisim, mes visą laiką krisim žemyn, nekrisim mes aukštyn. Kosmose yra atvirkščiai. Tu gali krist į visas 4 ar 5 ar 8 pusės, kiek ten jų yra, visas gali kristi, Tai ir tas pats, būtent tie preparatai, kurie turi tą kristalinę kažkokią formą, tai ir gaunasi, tie kristalai auga taisyklingai, tvarkingai, be pažeidimų, be kažkokių skylių, nuotrūkių ir be kažkokių trūkumų, galim pavadinti taip. Jeigu mes tai suduotume kaip, pavyzdžiui, to pačio deimanto augimą, tai turbūt žinote, kad egzistuoja deimantai pagal kainą. Vieni yra ten labai brangus, yra tobuli ir visiškai neįmanoma apsakyti jo ten tobulumą, ir yra deimantai, kurie turi tų trūkumų ir jie gerokai kainai pigesnė. Tai kosmose mes galim užauginti tą tobuliausią deimantą, be trūkumų visiškai. O Lietuvoje dėja užaugo tas su trūkumais. Ir tie trūkumai gali lemti tai, kad tai suskils, pasikeis ta struktūra ir tame tarpe duoda atitinkamas savybės veikimui. Dar kas yra svarbu, kad kosmose pasižymi tokiom išskirtiniam savybėm, tai yra tikrai neeilinė aplinka. Ir juose, pavyzdžiui, pastebėta, kad tokios bakterijos kaip Staphylococcus aureus yra ypatingai rezistentiškos, nes toj aplinkoje toks susiformuoja jos stiprios, drūtos, drąsios, toj aplinkoje jos taip. Ir jeigu jau mes atrandam
antibiotikų, pavyzdžiui, tyrimai irgi yra tai pritaikyti, jau yra atrasti antibiotikai, kurie veikia jau kosmoso aplinkoje, tai reiškia jau Žemės aplinkoje jie tikrai veiks. Nes Žemės aplinkoje tos bakterijos yra silpnesnės. Taip, apie pačią Europos kosmoso agentūrą norėčiau paklausti. Kiek iš tiesų Lietuvai dabar yra svarbu būti šios agentūros dalimi? Pamenu, kai pirmosios kalbos prasidėjo apie tai, kad Lietuva stos į šią asociaciją, buvo daug ir tokios kritikos, kam čia Lietuvai tos kosmoso technologijos reikalingos. Tai dabar jau stebint Lietuvos vis tiek nebe pirmus metus ten veiklą, jūsų akimis, kuo tai yra svarbu? Nu, aš tai buvo tik tai, liudininkė tų pirmųjų žingsnių, kai buvo tas pirmosios stažuotės, kai jau tie pirmieji bandymai bendradarbiauti, kooperuotis. Kodėl tai yra svarbu? Tai dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra svarbu patiems mokslininkams. Noriu pabrėžti mokslininkam, ne būtent kosmonautams ar kosmoso tyrėjams, nes, kaip ir minėjau, tai yra labai labai plataus masto ir plačiai pritaikomas mokslinis centras, kuriame kūriamos įvairios technologijos. Jo ir tos technologijos pritaikomos tiek Žemėje, tiek mums visiems esančiam čia, tiek tenais kosmose. Tai ir atsiveria labai plačios galimybės tiek mūsų mokslininkams bendradarbiauti, kurti naujas technologijas, būti dalimi to. Ne vien tik tai, kad tiesiogiai dirbant Europos kosmoso agentūrai, nors jau ir šita galimybė atsiradus. Tuo metu, kai aš buvau, tai dar nebuvo šitos galimybės. O dabar mūsų mokslininkai gali įsidarbinti tenais. Prašom, irgi parodyti savo potencialą. Bet ir tuo pačiu bendradarbiaujant per projektus įvairius, irgi kartu kuriant kažkokį produktą, procesą. Tai vėlgi atsiranda tiek ateities kartoms atsiranda galimybės galbūt kažką sukurti, kas bus pritaikoma plačiai. Tiek mums kaip valstybė yra svarbu, kad Lietuva prisidėjo prie šito proceso. Ir tos technologijos, jos yra ne tik tai, kad satelitas kažkoks įsiųstas į viršų ir pasako lietuviškai vieną sakinį. Na, tai yra smagu, tai irgi iš esmės svarbu, tiek mene, tiek komunikacijai turėti tokius dalykus, kurie garsina iš kitos pusės. Tai jeigu galim pastebėti, vėlgi, tiek muzikoje yra labai svarbu, ne? Kosmosas, kiek apdainuota ir planetos, ir satelitai, ir Marsas, ir kiti dalykai. Tiek mene yra labai daug visko pastebima. Kaip ir žmonėms, taip ir šaliai yra svarbu būti viso to dalimi. O pakankamai išnaudojam tą potencialą lietuviai? Aš manau, visada galima tobulėti. Lietuvoje, mano nuomonė, tai tikrai labai daug kur galima tobulėti, kaip išnaudoti potencialą, bet mažais žingsneliais į priekį, ne? Na, visi kelia klausimą, kadagi vis tik matysime pirmąjį lietuvį ir kosmonautą, astronautą, ar tokios yra galimybės? Taip, pirmą galimybę tapti astronautu Europos kosmoso agentūrai lietuviui buvo, man atrodo, jeigu neklystu, prieš 2 metus. Tai buvo pati pirmoji galimybė. Tai nes tuo metu būtent buvo skelbiamas konkursas naujų veidų į astronautų gretas. Nemanau, bent jau negirdėjau, kad kažkas iš Lietuvos dalyvavo, bet tokia galimybė jau buvo. Tai galbūt ateities kartoms bus jau, kaip žinutė, galbūt į sekantį kvietimą, nes tie kvietimai jie nebūna dažnai. Jie būna gal kas 14 metų, jeigu neklystu, priklausomi nuo situacijos vėlgi. Bet tam, kad tu būtum tvirtas, tikras kandidatas, tai pozicijai vėlgi labai reikia pasiruošti, nes į tą poziciją įmami žmonės, kurie turi tikrai labai stiprias ne tik fizinės savybės, bet ir tuo pačiu kažkokias inžinerinės, mokslinės ar medicininės, priklausomai kokios tu savo srities kažkoks esi guru, ne? Tai tam pasiruošti į tą poziciją iš tikrųjų užtrunka ne metus ir ne 2. Tai galbūt, kas galbūt klausys šitą laidą, jeigu turi tokią viziją, tai reikia tikslingai ties to dirbti. Taip pat yra dar labai svarbu kalbos. Aišku, yra tarptautinė kalba, anglų kalba, tai čia turbūt mums tai ne problema lietuviams, bet taip pat yra privalumas ir daugiau kalbų. Tai mūsų gimtoji, tai čia kaip ir natūraliai ateina, bet yra ir svarbios ir kitos kalbos, kaip prancūzų, rusų ta pati kalba, nes, kaip žinia, tarptautinėje kosmoso stotyje turim ir rusų dalį.
Ir jie ten bendradarbiauja, kaip bebūtų vis tiek. Tai turim japonų dalį. Tai japonų kalba, aišku, yra labai sudėtinga, bet galbūt irgi kažkam bus kaip pliusas, jeigu vat, bus priimtina šita kalba. Tai va, bet kuri papildoma kalba yra labai didžiulis privalumas. Tai turi būti tikrai visapusiškas deimantas, ne, tai tiek fiziškai, tiek protiškai, tiek lingvistiškai labai stiprus kandidatas. Kūrybiškumas, ko gero, irgi labai yra svarbi savybė, nes kai pasakojate apie įvairius išradimus, tai galvoju, nereikia dar sugalvoti, ar ne, kad tai apskritai galėtų egzistuoti ir tuomet jau dar daug metų sugaišti, kad sukurtum tą technologiją. Nu taip, iš dalies kūrybiškumas reikalingas, bet kita vertus daug tų eksperimentų ir dar kažko yra kaip ir nurodomi ir iš aplinkos, nes yra tai, ką mes matome ten kosmose, ten tarptautiniai kosmosas, tai yra kaip ten gėlelė, ne? Yra tūkstančiai, dešimtimis tūkstančių žmonių, kurie padeda visaip suportina, ne, iš Žemės. Tai tiek Europos kosmoso agentūrai, tiek NASA, ne, tiek JAXA, kur yra Japonijos, tiek iš tos pačios Rusijos, ne? Tai yra, įsivaizduokit, per visą pasaulį, tai yra dešimtimis tūkstančių įvairiausių specializacijų žmonės, kurie tau padeda. Tam, kuris ten esi danguje, tau praktiškai, čia per drastiškai gal tas žodis tarnauja, bet tau visaip, kaip tik tau reikia, gali pagelbėti. Visa didžiulė milžiniška komanda. Tai kągi, ačiū už pokalbį. Dėkui. Apie tai, kokias su kosmosu susijusias technologijas naudojame kiekvieną dieną, pasakojo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė Nora Šlekienė. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bitlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Tadas Razmas ir Julija Šakytė Sarapė. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Iki kito karto.